Sveiki, noriu Jums kai ką papasakoti. Itin platus buitinės technikos ir elektronikos prekių asortimentas, ypač geromis kainomis, novastar.lt, 100 dienų pinigų grąžinimo garantija, greitas pristatymas, o prekiams virš 100 eurų taikomas nemokamas pristatymas į paštomatus. Novastar.lt geriausiai vertinama internetinė elektronikos prekių parduotuvė. Sveiki, mėlyjeji, savo skrandžio turinį per auksinius svogūnus išpylę, per sniegą pavasarį sušalę ir pamatę Nausėdą kartu su seksšopo reklama scenoje ir dėl to apšalę mūsų žiūrovai. Čia jūsų mėgstamiausia laida apie žvaigždes nespaudai ir jos vedėja aš, paprastas žmogus, Laura Dragūnaitė. Kviečiu jūs į Paskalų virtuvę, kur su manimi paskanausite, ką per balandį prigamino mūsų mylimukai ir mylimukės. Nuo kai ko pirštukus laižysitės, o kai kur teks ir pažiaukčioti. Pradėkim nuo labai mielo dalyko, iš kurio pažadu nesijuoksim. Aš asmeniškai maksimaliai, ką esu gyvenime metusi, tai sportas, saldumynus ir bandymas suprasti, ką dirba Žilvinas Grigaitis. Tačiau, kai kažką meta Mykolas Alekna, tai gaunasi rekordas. Mykolas varžybose JAV pagerino pasaulio disko metimo rekordą galiojusi dar nuo 1986 metų ir diską numetė 74,35 metro. Noriu pabrėžti, Mykolas gali labai toli mesti diską, bet jis niekada nemes merginos. Tiesa, ne viskas yra tobula. Balandį rojuje buvo girdėti ir griaustinio. Taip, dėja buvo skyrybų. Todėl turime grįžti prie senos geros mūsų rubrikos skyrybų tier listas. Pirmosios skyrybos atlikėjo Germano Daškevičiaus Gamkos ir dizainerės Monikos Matukaitės. Pora gal ir turėjo gerus santykius, nes kartu ėjo į mamą apdovanojimus ir keliavo į Tenerifę, bet jie visiškai nemoka išsiskirti. Nei istorijų darė, nei laidose kivirčijosi ir net išdrįso nieko nekomentuoti. Jums nereikia, man nereikia, eikite į Eftierą pas mus Lobojevą. Taip pat skirtingais keliais pasuko verslininkė bei visažistė Milita Daikerytė ir 14 metų pažįstamas ir metus jo širdies draugų buvęs Justas. Kaip sakė Milita, jai jau baigėsi ašaros. Militai gal ir išseko ašarų kanalai, bet jei jūs dar verkėte dėl savo sudaužyto širdies, kodėl to neužmaskavus Starlit Powder iš Militos e-shopo už 24 eurus? Nebeatrodysite kaip emociškai palūžusi asmenybė, o vienintelis būdas, kaip išsiskirs jūsų keliai, tai jūsų eis tik į priekį, o jo žinoma, kad nahui. Dėl pasibaigusių ašarų rezervų ir 1 metų kartu šios skyrybos nusipelno mažiausiai C tiero. Na ir aišku, turbūt skaudžiausias išsiskirimas. Jie kartu praleido 15 metų. Santykiai prasidėjo, kai jis buvo paprastas reporteris, o ji didelė, garsi ir turtinga. Deja, Mindaugas Rainys paliko TV3 televiziją. Mindaugas nedaug žodžiavo, sakė, kad sprendimas buvo nelengvas ir kad jo gyvenime buvo visokių pokyčių. Vienas susijęs su truputį asmeninė veikla. Žinot, ką aš jums pasakysiu? Skamba kaip čyteris. Nežinau, kokia ten asmeninė veikla, bet nenustebčiau, kad TV3 įsakydavo, kad varo asmeniniais reikalais užsiimti, o tada kur nors su kita televizija burkavo. Aišku, kad dedam į Estierą. Tai tiek reitingų. Tiesa, yra skyrybos, kurios išeina į naudą abiem. Pažiūrėkim, kaip įsiskyrusi su Doni Montelu žydi Vero Montelė. Tuo tarpu Donatas buvo užfiksuotas su paslaptinga tamsiaplauke, galbūt su busimąja ex. Lemba, ta mergaitė neskaito naujienų, nežiūri mūsų laidos. Na, jūs suprantate tą kažką, ne? Neblogai sekasi ir buvusiam Viktorijos vaikinui Elanui Sigeliui. Nuoma pati neapsimokės, todėl turtingos influencerės palikta spragą puikiai užpildo turtinga blockchaino entreprenerė Laura Karolina. Pati Sigelė neliūdi ir džiugiai moja ranką iš saulėtos Ispanijos. Ir pasakoja, kad savo burbulė jaučiasi tikra prasčiokė, visi aplink prisipirkė namų Marbelijoje. Kokia tu nevykėlė, Vika? Grinai, žinok, visi lietuviai prisipirkė Ispanijoje namų. Beje, dukrytė Nikolė irgi turi mamuko turtų pajautimą. Pas Nikolė atostogas, tai sakau, Nikolė, ką šiandien nori veikti, sako, mama, aš noriu rotarijų pavalgyti. Labai realiai tu nuviko. Vakar mano 2 metų viplys sako, mama Laula, al galim valyt pavalgyti, kabinę patsai, duotusios gatvė. Aš vengiu, jis sako, noriu nienų sutopinam baitą. Tada aš pritopiau prie jo ir sakau, mažasis Džeimsai, tu toks pat tikras vaikutis, kaip Nikolės prašymas valgyti aerotorijoje.
Žinot, ką man dar sakė mano mažasis angelas? Sako, mes daug keliaujam. A mes saugus. Sakau jam, mano rūpestelį, aišku, kad saugus. Kai važiuojame pasižiūrėti naujos vilos Ispanijoje, naudojame Surfshark. Ir duomenys saugus, ir galime pasiekti tik kitoje šalyje prieinamą turinį ir pasikeisti IP, ieškodami pigesnių bilietų į Ispaniją. O alila nuolaida. Aišku, yra mažutė. Su kodu nespaudai gausite 3 papildomus mėnesius nemokamai. O dabar bėk, nes jau tėvelio laikas su tavimi būti. Juk nenorim, kad piktasis teismukas ant mūsų supyktų. Beje, aš nesityčiau iš Seagal. Mes iš tikrųjų turim daug bendro. Tiksliau to, kas tarp mūsų bendro, yra gana daug. Smagu, kad Viktorija laiminga. Iš vis smagu, kad yra žmonių, kurie po skyrybų va taip mėgaujasi gyvenimu. Kaip ten bebūtų, noriu tik priminti, mylėkite vieni kitus ir nepamirškite, kad kokybiški lytiniai santykiai yra viena iš veikiančios santuokos paslapčių. O jei netikite manimi, paklausykite moters, kuriai pradedu galvoti, jau turime kurti atskirą rubriką savo laidoje. Man šiandieną nėra kūno dalies, kurios neskaudėtų, kaip aš mėgstu šitą jausmą. Aišku, labiausiai skauda čia, va. Tai, žodžiu, mantukas pasistengia, kad tarp kojų skaudėtų raumenis. Linkiu rasti savo mantuką ir kad skaudėtų taip pat kaip lipniai. Arba jeigu jūs čia tokia kaip geriau išsireiškus romantikė, tada palinkėsiu, kad jūsų išrinktasis iš jų dviejų santykių padarytų prikolą TikTokui. Šįkart labai įspūdingai. Dieve mano, nu kaip romantiška ir intimu. Nu dar pažiūrim. Kaip gražiai. Kad būtų linksmiau, žinai. Kad būtų linksmiau, žinai. Viešpatie, kaip jūs vienas kitam tinkat. Kai tik Lietuvoje iškrenta sniegas, visi iškart puola kaltinti kelininkus, kad tie amžinai nepasiruošia. Tačiau nedaug kas žino, kad kelininkai negali važiuoti į gatves, valyti sniego ar barstyti druskos, kol apie orą nepraneša daugiau nei 10 influencerių. Balandžio 23 buvo sniego, tačiau niekas jo nevalė, nes buvo tik 10 A lygio nuomonės formuotojų pranešimų. Gelminė savo negali leisti šildomo vairo, todėl kaip varguolė apsiviniojo į rankovę. Simona bandita tikrai nepažeidinėjo kelių eismo taisyklių ir tikrai nevairavo viena ranka, kitoje laikydama telefoną. Praėjusį lapkritį žmonės su fakelais ir šakėmis ėjo prie Natalijos Bunkės namų dėl per anksti papuoštos eglės. Eglė mėgsta riziką ir kalėdinį sezoną atidarė balandį. Karolė pirmą kartą balandį pati viena padarė tai, ko nedarė jau seniai. Nu, tikrai negalvojau, kad reikės traukti vėl jau supakuotą žieminį kombinezoną ir žieminius batus. Viktorija Kučinskaitė Dievą šaukėsi 2 atvejais. Kadangi mes esame padori laida visai šeimai, parodyti galime tik antrąjį. Dievuliu mano, ką darai? Tai sakuros žydi, tai sninga tiesiai ant gilių. Ugnė Siparė tiesiog atsisakė tikėti pasnigimu. Negaliu, man kažkaip nesusiveda tas sniegas. Vienus sniegas ir šlapdriba nustebino, kitiems sukėlė juoką, bet buvo žmonių, kuriems iškart va tai bam ir trauma. Realiai neturėjau dar nuo ko pavargti, bet man užtenka ir poros dienų tokio oro ir mes su Mindaugu galvojam, ką veikti savaitgalį, kad nebūti, kur šitas oras. Eik tu lipne, žinok, man lygiai tas pats. Man prodiuserė atsiunčia darbinį laišką, tai aš iškart galvoju, kaip nebūti savaitgalį ten, kur šitas darbas. A ne, Gabija? Jau po Tenerifės galvojau, kad jau išvažiavom gerai, čia praleidom tos šalčius, grįšim, čia jau viskas pavasaris. Tas sniegas taip demotyvuoja. Mane irgi demotyvuoja sniegas, neturtingi žmonės ir nebuvimas Kanaruose. Nu ir aišku, kaip be mūsų laidos mylimojo Vido Bareikio nuomonės. Vidai, tai tu esi trupinys ant Lietuvos lūpos. Kalbant apie mėgstamas asmenybės, turime pakalbėti ir apie šmūkį. Vaidoto Valiukevičiaus nepaveikė mūsų laidos skečas apie jogą. Jis toliau, kaip atsako, juda į priekį visomis prasmėmis. Aha, šmūkį, vieną prasme judėjimą į priekį matom gal net labai aiškiai, gal net kažkiek į viršų. Nesustok ir siek savo tikslų. Čia ne jam aš sakau, čia jis sako mums. Ir informuoja, kad tapo modeliu. Nežinau kaip jums, bet man per daug grūbų ir per mažai judėjimo į priekį. Beje, tą priekį skirtingi žmonės skirtingai įsivaizduoja. Ir skirtingai pasiekia. Labai panašu, kad išaiškėjo Natalijos Bunkės būdas. Čia lauro lapą atsirenkat, kokį gražius tokius pasiemat. Ir ant vieno lauro lapo nusipaišote monetas
Negali paneigti, Natalija turi sėkmingą 3. santuoką, arenų turą, atgimusią muzikos karjerą, judantį e-shopą, gal tikrai tas rašymas ant lauro lapų veikia? Bet tada kokio velnio ten reikėjo rašyti zvonkų ir bunkų? Tiesa, čia dar ne viskas. Man tai čia panašiau į Lidlo ir raidelę. Mėly Lidlo kūrybininkai, davai gal grįžkim prie tų video gamybos. Jei tinkamai susodinsite gėles ir daržovės, jūsų sodas bus nuolat patrauklus įvairiems apdulkintojams. Natalija, baik, esi ištekėjusi moteris, gal jau reikėtų sodą uždaryti ar bent vartelius priverti. Kalbant apie laimingas moteris, turbūt nėra laimingesnės negu į Nidę vienoje Europos sostinių. Vykus į Paryžių. Turbūt pirmą kartą, kad tokia laiminga. Ne, į Nidę čia jau 6. kartą ir jaučia pareigą jums tai pasakyti. Kelis kartus. Tikriausiai Nidė į Paryžių važiavo rinktis vestuvinės suknelės. Tęsime vestuvinių suknelių paieškas Lenkijoje. Taip atvažiavome į Varšuvą. Ei, ten ta pati prabanga, bet zlotais. Bet niekas taip nesimbolizuoja prabangos, kaip Rusės Alos Bruletovos kopijavimas. Atsimenat garsiąją Bentley merginą? Bentley. Pasižiūrėkit, ką liečia ir ką sako į Nidę. Kas geriau, Ala ar Nidė? Nesvarbu, nes žymiai įdomiau, kas geriau plaunasi galvą, Siegel ar Lipnė. Čia yra, kaip sako pati Lipnė, sveiki iš junglių dušo. O čia moteris, kuri eina į dušą su maudimuku. Tik noriu pasakyti žiūrovams, kad jungliai yra ne kaimas, o ta vieta, kur Lipnė bėga, kai temperatūra nukrenta iki 20 laipsnių, nes labai demotyvuoja. Tiesa, neabejoju, kad Lipnė labiau nei blogas oras demotyvuoja vagystės. Sklinda gandai, kad vagilė vėliau išmetė visus pavogtus daiktus iš Lipnė šopo, bet pasiliko šiukšlių maišą, į kurį buvo viskas susidėjusi. Dar viena moteris, kuri tiesiog prašosi savo rubrikos, yra Julija Žižė. Jei galvojate, kad jos tinklalaidė, kurioje eteriniai aliejūkai vadinami gydomaisiais, yra proto krušimas, turi jums blogų žinių. Kažkada liūdnai pagarsėjusi net konkurse prakišinėjo savo dėvėtą bembą, Žižė grįžta prie konkursėlių. Be to, moteris, neturinti jokio psichologijos išsilavinimo, nuo šiol pasakos, kodėl jo santuoka yra geresnė nei jūsų. Jei jums kyla noras nueiti į kursus ir sužinoti, ką daro Žižė, bet nedarote jūs, žinokit, yra geresnių būdų išmesti pinigus. Kol jūs mokys antidepresantų neigėją, galima kažkiek nuspėti iš šios vaikštinėjimo pajūrio su chalatu. Spėjot perskaityti? Moteris turi būti moteriška, o vyras turi būti vyras. Iš principo, tai ką ji nori pasakyti, tai... Jisai kasdien, kas rytą keliasi, važiuoja į darbą, uždirba pinigus tam, kad mes galėtumėm keliauti, kad mes galėtumėm pirkti, kad mes galėtumėm pramogauti. Nu, supratote esmę. Kažkaip ten padarykit, kad vyras dirbtų, o jūs galėtumėte influencinti. Ką mokėti Žižei, jei Edmundas Kučinskas gali tą patį nemokamai pasakyti vienu storiu? Ir visiems jums, o ypač panelėms, merginoms ir moterims, linkiu, kad jų vyrai ir draugai būtų turtingi. Na, apie savo kursus esmę gal geriau tegul pasako pati Žižė. Nekruškit savo protą. Geriau net aš nesudėliočiau. Apie žvaigždės mes sužinome labai daug dalykų, bet yra dalykų, kurių norėčiau nežinoti. Arba bent jau atmatyti. Buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas neturi filtro, viskas eina į socialinius. Aš džiaugiuosi, kad jis susirado gyvenimo meilę. Bet nereikia man pasakoti, ką jie veiks po pasisėdėjimo prie ežero. Plet Artūrai, užtenka. Suprantam, kas bus po pikniko prie ežero. Ne visi vilniečiai nori žinoti, kada tu, Augustai, miesto raktai teikinėsi. Ypač, kai visi žinom, kad viskas įvyks labai greitai. O kad jau palėtėm lytinių santykių temą, gal važiuojam į Antano Nedzinsko sekso sodybą? Said no one ever. Na, išskyrus Woody. Jis jau buvo. Čia yra antra pagal neseksualumą vieta, kurioje buvo Woodys po grupės Dar su grūdu. Asta Pilipaitė akivaizdžiai nėra žiūrėjusi mūsų laidos. Buvo toks segmentas, kuriame Vaidas Baumila kaučino žvaigždės, ką daryti, jei nesugebė išparduoti savo turo. Asta buvo priversta cancelinti 4 renginius. Sakė, čia ženklas. Taip, čia ženklas. Spausti va čia ir pažiūrėti. Beje, jei jau apie senas laidas, tai praėjusią laidoje rodėme Ingos Stumbrienės gender reveal vakarėlį. O tada galiausiai atėjo ta lemtinga akimirka ir iš Ingutės išlindo, taip teisingai, mažesnis žmogus. Bet daug įdomiau yra ne Paksas jaunesnysis, o tai, kad Inga siuvasi iš tos pačios medžiagos kepurę, striukę ir vaiko vežimėlį. Ne iš gero gyvenimo turbūt. Gal nereikėjo 3 lėktuvų, fejerverkų ir 2000 balionų imti lyties atskleidimo vakarėliui. Mes visi labai laukiame Eurovizijos, bet ne taip stipriai, kaip Ugnė Siparė. Nu gerai, dar kai ką turiu pasakyti. Breaking news. Ką tik užsipildžiau akreditaciją į Eurovision. Look out.
Ugne, gal nereikia tokių judesiukų. Mes paskui esam priversti daryti seksšopų integracijas. O jei rimtai, tai labai mylim ir palaikom Sylvester Belt. O dabar krypių naujienos. Karolė Meskino pasidalino savo vaikystės dienoraščio puslapių, kuriame turi pripažinti visai geras bairis kaip 13 metai. Ne, rimtai. Darysit, bet, prasme. Balio sruogelė. Ir aišku, kad tas balys iš vaikystės ją susirado. Vakar, kai jis man parašė, aš tiesiog klykiau, literaliai. Aš tiek prisižvengiau su savo sekėjom. Ir aišku, kad pirmiausia reikia viską paviešinti savo sekėjams. Bet čia nieko, eikime prie krypį dalies. Jam labiausiai kyla klausimas, iš kur aš jo plaukų turiu. Vieniems ji buvo nuomonės formuotoja Karolina Meskino. Bet vaikinui vardu Balys, mergaitė, kuri pavogs kai ką, kas jam priklausė. Kas yra tikroji Karolina Meskino? Atsiprašau žiūrovų, kuriuos galbūt tai galėjo šokiruoti. Noriu jūs šiek tiek nuraminti. Pasižiūrim visi į kabančią Dainą Bosas. Dar kartą labai atsiprašau. Maniau, kad bus atpalaiduojantis vaizdelis, bet čia buvo dar labiau krypį. Gal šitą pabandom. Bosai atvažiavo prie Neries ir ieško žydinčių sakurų. Klausyk, o čia gal ne sakuros, klausyk. Klausyk, gal čia man tai toks jausmas, kad mes ne ten atėjom. Pripažinkit, juokinga, kai žmonės, kurie gali sau leisti savo kieme turėti asmeninį sakurų sodą, važiuoja pažiūrėti, kaip varguoliai darosi selfius. Vėliau, žinoma, surado, pažiūrėkit, atrodo kaip paprasti žmonės, tokie kaip mes. Itin platus buitinės technikos ir elektronikos prekių asortimentas, ypač geromis kainomis, novastar.lt, 100 dienų pinigų grąžinimo garantija, greitas pristatymas, o prekiams virš 100 eurų taikomas nemokamas pristatymas į paštomatus. Novastar.lt geriausiai vertinama internetinė elektronikos prekių parduotuvė. O dabar judame prie pagrindinių naujienų. Plačiai nuskambėję auksiniai svogūnai dar kartą įrodė, kad yra laiko išbandymo net laikęs trešas, skirtas boomeriams, homofobams ir kaimo humoro mėgėjams. Tėti, mama, nusori, bet tai tiesa. Bet tada, ką daryti mums, likusiems moraliniams išsigimėliams? Moraliniai išsigimėliai nuo šiol turi savo apdovanojimus – auksinės marionetės. Kodėl marionetės? Nes apdovanosime žvaigždutes ir žvaigždukus, kuriuos valdo dėmesio troškimas. Išsilyginkite smokingus ir mažasias juodasias sukneles, nes esate kviečiami į tikrų nuopelnų ir talento šventę. Be žuvies pardavėjos dukters, be žvagulio, bet su tikrais gėjais, iš kurių nesityčiosim. Mielieji, sveikinu pirmą kartą susirinkus į auksinių marionečių apdovanojimus. Dėkojame mūsų apdovanojimų rėmėjui jau 4 metus iš eilės vykstančiam kultiniam popkultūros renginiui Comic-Con Baltics. Jie įsteigė šio vakaro prizus ir apdovanojimus mūsų įžymybėms. Mokytojai, medikai, ugniagesiai, policininkai yra profesijos. Tačiau mes šiandien susirinkome švęsti talento, nesuklastoto spindesio ir tikrų gyvenimo laimėtojų. Šie žmonės kolonos, ant kurių stovi valstybė. Šiandien tariame ačiū jums, socialinių tinklų menininkai, nuomonių formuotojai ir žvaigždės. Pirmoji vakaro nominacija – visiškam apsvaigėliui. Žmogus, kuris rašo Facebook, rašo knygą, kuria podcastą, galimai mieste gadina paspirtukus, dalyvauja TV laidose, primeta žiauriai protingą ir tikrai kažką vartoja. Arba kuria laidą apie vartojimą. Tai naujo Laisvės TV X projekto Nebesvaik veidas Benas Lastauskas. Plojimai jam. Įtikėme tau, Benai, statulėlę personažo, kuris kitose galaktikose praleidžia tiek pat laiko, kiek ir tu, dirbdamas iš namų. Audringi sveikinimai. Yra influenceriai ir yra influenceriai iš didžiosios I. Tai žmonės, kurie ne tik reklamuoja prekes, bet ir laužo standartus, griauna stereotipus ir eina kiaurai sienas. Tai drąsūs žmonės geriantys iššūkius pusryčiams. Jūs esate tikrieji herojai. Todėl superherojų statulėlė už drąsą keliauja visą Lietuvą nustebinusiai Karoliai Meskino. Nusipirkau kavos. Pati. Neteis? Nu tai paliekam pas administratorių.
Karolinos nėra, bet vis tiek labai sveikiname, ji įkvėpimas mums visiems. Jūs galite išjungti telefoną, galite atsisakyti interneto paslaugų ir nuo savęs paslėpti teliko laidą. Tačiau tai tikrai nereiškia, kad šios porelės matysite mažiau. Apdovanojimą už per daug eterio gauna Stonkaus namo savininkas Vidas Bareikis ir 2 kartus jo išpiršta Indrė Stonkuvienė. Žinau, ką dabar pasakysite, kodėl abi Bareikių statulėlės yra su plaukais, o viena dar ir su išdurta akimi. Ei, kodėl jie peršasi kelis kartus per metus? Kodėl Bareikis nešioja ant galvos 2 greičio akinius? Kodėl neįmanoma nei vieno iš jų užsisakyti vieno, o reikia imti visą Bareikių paketą? Tiesiog čia yra retoriniai klausimai, į kuriuos atsakymų mes nežinom. Kita nominacija ypatinga. Ši moteris tikra barbė devindarbė. Ir kaip ji viską suspėja. Ir pažeisti įstatymus, nukopijuojant Disnėjaus personažus ant savo rūbų. Ir sukurti podcastą apie tai, kad nereikia vartoti antidepresantų. Ir pardavinėti tikrai neskeminius kursus apie tai, kodėl ji neįsiskyrė su savo vyru. Statulėlė paprastai moteriai, kuri neturėdama gydytojo išsilavinimo duoda medicininius patarimus. Julija Žižė. Dar vienas apdovanojimas tenka kitai moteriai, kuri tikrai nėra gyvatė ir kuri tikrai sutarė su visais šou pasaulio žmonėmis. Komikono parinkta superherojės X-Menės Rauk statulėlė simboliška. Ši mergina komiksuose negali prie nieko prisiliesti, galima sakyti, atvirkštinė Gintarė Gurevičiūtė. Gintariukai, mūsų plojimai tau, spėju tai nėra garsas, kurį dažnai girdi. Kokia paskalų laida mes būtume, jei mūsų nebūtų užblokavusios žvaigždės, apie kurias mes kalbame? Šiaip techniškai mūsų užblokavo tik vienas žmogus. Kol kas. Už pirmą ir vienintelį bloką apdovanojame fotografą Luką Gricių. Statulėlę įteiksime Lukui iškart, kai jis mus atblokuos. Na ir žinoma desertas, tai, ko mes visi laukiame. Svarbiausias vakaro apdovanojimas – metų tėvui. Tai žmogus, kurio namuose esate buvę, na bent jau jausmas toks turėtų būti, nes jis pasistengė. Metų tėvas Laurynas Suodaitis, sveikiname influencerį. Statulėlė simboliška, kaip supratote, čia vaizduojamas Laurynas Suodaitis, teismo nutarimu vežantis vaiką Viktorijai Sygel, nes dabar prasideda jo savaitė. Statulėlę gamykliškai perpjausime, jeigu Viktorija norėtų pasiimti pusę apdovanojimo savo, juk niekas nenori problemų su teisėsauga. Šiais metais tiek. Ačiū, kad esate nuomonės formuotojai ir žvaigždūnai. Be jūsų subirėtų valstybės sistema, jūs tikrai esate kritiškai svarbus visuomenės elementas. Dėkojame mūsų rėmėjai Comic-Con Baltics už apdovanojimus. Jei norite į Comic-Coną, įdedame nuorodą prie video aprašymo, o jei patiko statulėlės, laidos gale papasakosime, kaip galite laimėti jas ir bilietus į Comic-Coną. Katinas saga trantukas raliojda dvarikis. Sporto naujienos. Pagaliau Lietuvos internete turime normalų bifą. Ir ne tarp Instagramo kiaunių, o tarp užsikačialinusių Instagramo bachūrų. Dėl aksesuarų, grožio, kilmės ir prabangos pykstasi ne tik nuomonės formuotojas, bet ir kovinio sporto meistrai. Jums diržas gal tik kelnes laiko, o šiems testosterono maišams diržas laiko savigarbą. Įvesiu jūs į situaciją. Kairiajame ringo kampe Sergejus Kuvaldamas Lobojevas ir jo draugelis Matas Matufas Stebuliauskas. Dešiniajame kampe Dovydas Rimkenzo Rimkus. Iš principo Rimkenzo ir Matufo buvo draugeliai, sparingo partneriai ir imtynių Siamo dvyniai. Bet kaip mus moko seni filmai su Jackie Chanu, kažkada mokinys turi palikti mokytojo dodžo. Po tų pergalių serijus toks pasidaręs užvaigždėjęs, ten žodžiu man atlyginimą karpienas. Pastaruoju metu vyrai nebeliečia vienas kito kūnų ir treniruojasi atskirai savo klubuose. Tačiau vis tiek seka vienas kitą instoje ir apžiūri, kas kokiu diržu pasipuošęs. Galvoja, kad čia mūsų rašytojai pašmaikštavo. Aš jums sakau, kaip yra iš tikrųjų. Vyrai iš tikrųjų dėl diržų susipyko. Kuvalda pamatė Rimkenzo diržą ir kaip tikras kovinio sporto meistras, žinoma, kad pasileido storiuką. Nu jo, čia žmogus rado, kom pasigirti, kad nusipirko savo diržą. Kovojo už 100 eurų ir už 700 PM turėjo nusipirkti diržą, kur jos dalina šiaip savo. Rimkenzo skolinkas neliko, kirto stipriai. Ne iš tikrųjų kirto, jis įkalė storiuką. Ta papierinį diržą užsirėlė, konfeti apsišaudęs. Man asmeniškai būtų gėda tą papierinį diržą
kokį ten pliušinį diržą dėtis ant savęs. Žodžiu, pasityčiojo iš Kuvaldos diržo ir nepraleido progos papasakoti, kokį juosmens aksesuarą pats nešioja. Ir kodėl aš turiu nesidžiaugti tokiu diržu, jis yra metalinis, ne popierinis. Rimkenzo nepatiko, ką ant jo Kuvaldos podcast'e užstūmė Matufą, todėl jis papasakoja apie klubą, kuriame pats kažkada rezidavo. Yra taip, kad yra nulis žmogiškumo ir šeiminiškumo pačiame klube Fighter House. Į tai Matufa atsakė humoristiniu istoriku. Kaip tau patinka sportuoti Fighter House? Labai patinka, labai geras sporto klubas. Nuo Rimkenzo užstūmė ant Kuvaldos, kad tas kažko prisileidęs į savo kūną ir energetinius vaikams reklamuoja. Vaikams va energetinius reklamuok, va. Žiauri pagarba. Mes nestojame nei vieną pusę, nes spaudai yra laida, kuri laikosi aukščiausių žurnalistinių standartų. Mums svarbus ne kairys ar dešinys ringo kampas, o tiesa, gal net labiau nei Skirmantui Malinauskui. Atlikome žurnalistinį tyrimą, kviečiame sužinoti, kieno diržas geresnis. Tu šalikas. Kas? Ateini čia. Kas tau daros, aš ne šalikas. Aš dizaineris. Man reikia patarimo ir žinau, kad tu esi ekspertas šių dalykų. Kas yra? Tai mane konkurentai kritikuoja dabar dėl mano asmeninių diržų. Tu kaip specialistas turi man pasakyti. Žiūrėk, aš nesu diržų specialistas. Ramiai. Kuris čia yra plasmasinis, kuris čia pliušinis ir kuris čia tikriausias ir prie kur man ką nešiot, žinai. Čia žmonės kritikuoja, aš noriu eksperto patarimų. Klausyk, Pavlinas, aš vapšiai nifiga nevirinu tose diržuose, kam tu manęs atnešiai? Nereik čia vaidinti ir nereik čia tų kuklumų. Noriu pirmą, kad įvertintum šitą. Duok, pažiūrėsiu. Normalus odinis diržas. Natūraliai oda galėtum derinti galbūt prie kostiumo, gal ir prie kokio kostiumėlio. Galėtum ir, žinau, batus spalvą nusipirkti. Na va, o šitas tai iškart yra įdomesnis. Šitas jau neša žinutę. Mano mielas pukuotas draugė. Kokia? Kokia? Šeiminiškumas, žmogiškumas. Toks. Ai, tai čia grinai toks man kasdieninis. Tarkim. Labai nepraktiškas, labai sunkus, netikras, kristaliukai visi. Viskas šiaip vapšė. Su tuo? Kas su Svarovskiais yra? Jo, kas su Svarovskiais yra, žiūrėk kaip moteriški batai. Nu jau iš karto gavnastupas toksai. Sakyčiau, ne. Ką, šitas? Čia irgi diržas? Taip. Šūdas čia nediržas. Joks gerbintis žmogus nenešiotų šitų diržų iš konfeti. Labai gerai. Leis man pakartok, ką pasakai, noriu vienam žmogui istoriją padaryti, nusiųs. Ar jau minėjau, kad mes esame objektyvioji žurnalistika? Bet yra ir gerų naujienų. Nuo balandžio mėnesio vis mažiau žvaigždžių be namų. Stonkus ir Gelminė pagaliau įsikėlė į savo naujus namus. Kada įkurtuvės? Aš taip dažnai žiūrėjau, stebėjau jų namo statybų vlogus, jo gali pagalvoti, kad jie man tą namą statė. Stonkaus ir Gelminės namas vienu metu buvo labiausiai aptarinėjimas komentaruose, kartu su Vaidoto ūkio troba. Aišku, neapsigaukit, viskas, ką keliam į socialinius tinklus, yra gražiau nei yra iš tikrųjų. O kaip yra realiai, sužinojau aš. Labas vakaras. Šiandien turime išskirtinę galimybę pamatyti, kaip žvaigždės nusileidusios pas mus iš dangaus gyvena čia, ant žemės, nuo statybų darbų iki interjero detalių. Šiandien atversime ne tik šio nuostabaus namo duris, bet ir savininkų širdis. Bet pirmiausia, skambutis į duris ar į širdis. Labas, Gelminė, labas. Užeikit. Tik ateik pasisveikinti su žmonėm. Labą dieną, man tai Stonko. Nežinau. Esat pirmieji svečiai mano namuose. Mūsų namuose. Mūsų namuose. Tai kaip jums čia sekėsi įsikurti? Oi, žinok, aš tai labai vargau, nes Oi, iš tikrųjų daug reikalų turėjom. Tai gal tu kavos žmogui padarysi? Tai va, labai fainai iš tikrųjų, kad atvarėt pagaliau pas mane. Tikėt, ar tu čia? Žinai, į stiklinę, man tai. Į stiklinę daryk man, nu. Tai padelis, kavos. Nu, vieną į padelį, man į stiklinę, visada. Man tai ką tu darai?
Su ranka, aš tau sakiau, čiupinėjai visą laiką, pirštams spaudai lieka. Paimk škurlį ir nuvalyk, nu. Taigi filmuoja žmonės. Na tai tikriausiai visiems, kas labiausiai domina, tai kaina. Tai kiek sumokėjo? Oi, dabar dėl tos kainos, iš tikrųjų, tai buvo labai įdomu, aš atsisėsiu prie jūs, nes toks jaučiuosi atskirtas. Tai su kaina smagiausia yra dalis ta, kad aš sumokėjau viską per pusę, nu, tipo, aš sumokėjau viską per pusę, bet, nu, dabar kaip ir iš mano sąskaitos viskas ėjo, bet kol atsiskaitysim, dabar, nu, žodžiu, mes mokėjom viską per pusę, gal norite sofą parodyčiau, kokį išsirinkom Šiauliuos. Tai buvo tokia idėja, kad vis tiek norėsim didelės, plačios, įkrentančios sofos, nes čia Žalgirį žiūrėsim su bernais. Dar neatsibūni su savo draugeliais. Gerai, žiūrėsit. Tai kaip fainai. Kaip gražu, čia viskas taip šviesu. Dar, žinai, aišku, pasikeis. Čia matos gelminės labiau tas skonis tavo, ne? Viskas iš tikrųjų, kas yra iš tokių stilingų elementų, tai jau mano yra išrinkta. Jo, šiaip gelminė man rūbus išrinko, aprengė, kad aš būčiau apsirengęs kaip namai. Taip pat. Taip. Fainai, čia irgi išsikūlė. Kas tau yra? Ką? Nuotaikos nėra? Man? Yra? Tai gal. Taip, pasakoju. Tai kągi, sveiki atvykę į Vonę, iš tikrųjų. Šiaip geras pagalvojau, kad mes realiai dviese laisvai čia tilptume su tavim. Pasižiūrė, nes su juo aš netelpu, realiai. Pažiūrė. Geras, kaip fainai. Irgi ekraną nulaužkite. Nu gerai, nu. Dar galiu papasakot, kad tualetą pirkome mes, kad ir nuprausė čia, ir išdžiovina, ir išlenda, ir iš lauko parėjęs atsigert gali kaip po fizinio tą, kur puškia. Tai gelminė, kaip išsirinkai, čia tas plėtelės visas. Ai, žinok, kažkaip taip. Čia ne plėtelės, čia yra travertinas, čia yra natūralus akmuo. Man tai... Plėtelės yra pas vaikus kambarį. Tai gerai, nu nieks neklausė tavęs, nu taigi būčiau pasakyti. Klausė, žurnalistai atvažiavo gyvenimo. Gerai, einam gal į kitą kambarį, gerai. Žinai, tos erdvės vis tiek turbūt trūksta, aš va šitą jau sau grinai įsirengiau tokį, nu žinai, su panom pasidėt, galvoju, gal čia Saistė podcastą persikelsim filmuoti. Kad savas kampas. Jo, gal net spa kažkokį mini savo dar pasidarysiu, kad pabūt ramiai, žinai. Vis tiek noris tos ramiai. Tai man tas čia neužsuks jau, kaip supranta, ne? Kodėl? Užsuks? Susitvarkyti. Gerai, ačiū Laura tada, kad atėjote. Linkėjimai tada visiems žiūrovam. Gerai. Kūrybiniai komandai. Jeigu ką reikės dar pafilmuoti, sakykit. Gerai? Sorry. Tai aš einu gelminę į vidų. Gerai. Sorry, kad čia su juo trintis reikėjo visą laiką. Bet nieko. Kiek dar visi? Nu, tikiuosi pusę metų, bet iki metų jau čia. Bet jau tada galėsiu atsipalaiduoti. Pažiūrėk vardanko. Taip, yra. Darau duris ar... Nu, uždaryk tas duris. Gerai, tai ačiū gelminė ten. Stiprybės, tau kantrybės. Iki, ačiū, kad atvažiavot. Mylimas mados dizaineris Juozas Statkevičius gavo neeilinę progą parodyti savo atsitiktiniu būdu sudėtas skiautės Paryžiaus madų šou. Rugsėjo 29 Teatr de la Ville Paryžiuje atstovausiu Lietuvą. Bus pristatyta mano kolekcija 29 rugsėjo. Au revoir. Nors kažin ar gali sakyti mylimas, kai tik 3 turim iš viso. Bet Juozukui lengvai eitis niekada negali. Prieš tai kariavęs dėl balkono, dabar aktyvioje kovoje su valdžia. Kodėl?
Nes Juozukas nesulaukia pagalbos dėl savo rūbelių iš valdžios ir kai jam nepadeda niekas, jam viskas tampa galvos skausmu, blė. Todėl aš padėsiu Juozukui, nes jis toks pat Lietuvos pilietis kaip ir aš. Kodėl mūsų valdininkams nerūpi? Bandžiau prisijungti prie registrų centro, bet jų serveris užlūžo. Darėm su vyru didelės vestuvės Maldyvuose ir valdžia nieko. Gal galite akinius nusimti, nes labai atsispindi? Dalyvavau triatlono varžybose, valdžia nepalaikė nei morališkai, nei finansiškai, nors atstovau mūsų šalį. Profesionaliai dalyvavote ar mėgėjiškai? O koks skirtumas? Mėgėjiškai. Atvežiau 10 beždžionių į Palangą savo rankom ir valstybė nei eurų neprisidėjo. Tik kad aš be akinių nieko nematau. Norėjom su kolegom Turkijoje varkeišiną pasidaryti, Jessica šiai pasikviesti ir valdžia nieko, tiesiog nei cento nedavė ir tylėjo pasislėpė. Fainos tas beždžionės, visai žinokit, su viena iki šiol mes dar bendraujam. Ar jūs matėtės? Jos ima su tom rankytėm viską, žinokit, kaip žmogų. Aš atsidariau e-shopą ir valdžia liepė mokesčius mokėti. Tos beždžionėlės, žinokit, nedurnos visai, jos tokios su charakteriu, jūs pamatytumėt. Juozas ne vienintelis lietuvis, kuriam trūksta mūsų valdžios paramos. Mūsų daug. Bet šiandien susivienikime ir paremkime Juozą. Skirkite savo 1,2% GPM mūsų Juozui. Man patinka Juozo darbai, bet aš einu pas Kalinkiną apsirengti. Aš už Juozą. Kažkur dar turėjau nuotrauką, kur beždžionė šašlykus varto. Iš mūsų tiek. Beje, niekas iš auksinių marionečių laimėtojų nepanoro atsimti statulėlių. Norit? Komikonas jums duos. Spauskit nuorodą laidos aprašyme, pasiekite Komikono paskyrą TikTok'e ir po jų įrašų pakomentuokite, ką pamiršom apdovanoti ir už ką. 7 originaliausi ir juokingiausi komentatoriai bus apdovanoti ne tik statulėlėmis, bet ir kvietimais į Comic-Con Baltics. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad esate ištikimi fanai ir ačiū, kad komentaruose vis dar rašote gražius dalykus. Primenu, kad mus galite paremti ir Contribui ir taip prisidėti prie geltonosios spaudos klestėjimo. O tiems, kurie mus žiūri pirmą kartą, aš už jūs keliu taurę. Apie ką aš čia? Aišku, kad apie labai šlapę, labai gilų ir visada labai pozityvų popkultūros fenomeną su neaiškia veikla ir pajamų kilme. Žilviną Grigaitį. Iki. Ar gali patikėti, kad aš esu banko saugykloje? Taip, čia yra baseinas, bet aš esu dabar buvusio banko saugykloje, buvo laikomi pinigai. Taip, kad ir vėl, surprise, vėl mes kalbam apie tuos pirmus kartus. Tai vėl kelsim tavo už juos. Nu ką daryti su tausim? Man žiūri keista kalbėti, kai jinai užkritus yra. Good. Tu, šalikas. Ar ne taip turėjau sakyti? Formuotojai ir žvaigždės. Gal tai jūs? Jūs? Rengimo stilių jaučiu nepasakytumėt, kiam spalvos šitas labiau arčiau širdies, o ne mano ar gelminės, bet... Ką tu šinžilą supranti vapšė? Tavo šūba yra netikra. Parašyta Kalinkin. Labas vakaras. Oh,